Mes turbūt sužinosime tik tai toliau. Labai geras komandos pavadinimas, kurie atkeliavo pas mus, vadinasi komanda Balandėliai, o jų bolidas vadinasi Kačia Sulesus. Plačiau apie juos galima bus, aišku, suprasti po to, kai jie prisistatys. Teisėjai pasiruošę vertinti ir Kačia Sulesus prisistatymas. Ducks say quack and fish go blub and the seal goes ow, 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 ow. But there's one sound that no one knows. What does the pigeon say? Puikus prisistatymas, batonas užtaisytas. Batonas pabarstytas, balandėliai pasiruošę. Komisija, kaip jums prisistatymas, parodom balus. Yra 9 ir 8, 10 ne. Ir bendras rezultatas yra 44. O tai dabar... čia dar, žinokit, matysi specialiųjų efektų. Aš visko neišpasakosiu. Tiesiog pasakysiu, kad balandėliai jau yra pasiruošę ir leidžiame juos į startą leistis parodos kalnų. 3, 2, 1, važiuojam! Pakaba plati, turėtų viskas būti gerai. Ar išims posūkį? Plunksnos. Hei! Kol kas viskas vyksta puikiai, tiesioji pirmoji kliūtis. Opa, greitis. Neblogas. Greitis gal ir nėra didelis, bet... Oi, kas čia nutiko? Kas čia nutiko? Kai turi tokią didelę komandą, bet kuriuo metu gali išsitaisyti situaciją. Panašu, kad yra šiek tiek problemų, bet tai netrukdo komandai judėti į priekį. Važiuojam! Taip, liudininkai iš arčiau sako, kad užstrigęs yra galinis ratas. Bent vienas ratas, kuris nesisuka, jau yra rimta problema, bet jie nestabdo. Va čia tai komandinis atsidavimas. Reikia bet kokią kainą finišuoti, kad ir kas bebūtų. Kad ir kokios kliūtis, ar jos būtų Red Bullaus kliūtis, ar tiesiog techninės. Ir žinai, kur čia yra bėda? Tas užstrigęs ratas tiesiog veikia kaip stabdis ir jie negali normaliai judėti. Bet jie žino, kad trasą pabaigti reikia. Balandėliai, pastangos tikrai matosi. Va, bolidas ir vienas gali keliauti. Viskas, nebedaug liko. Dar tie 4 laiptukai. Ir 50 paskutinių metrų. Žiūrovai esantis prie finišo turi tikrai paplot, palaikyt. Tai yra velniškai sunku, karšta, bet jie nepasiduoda. Ir nedaug liko. Balandėlių bolidas vis tik tai pasieks finišą. Mes džiaugiamės dėl to, nes apie tai ir yra Red Bull muilinės lenktynės, kad bet kokiu atveju turi kažkaip finišuoti. Jiems tai pavyko. Laikas gal bus ir ne pats geriausias, bet pažiūrėkit, koks atsidavimas ir kiek daug energijos kainavo jiems. O pradžia buvo tikrai puikiai, pirmas nusileidimas beveik tobulas, bet paskui kažkas sulūžo. Ir viskas baigės štai va tuo. Paskutinės akimirkos, štai paskutiniam važiavime, o dabar mes su džiaugsmu keliamės